Jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudymas nebūtų tikras. Bet apie mane liudija kitas. Ir aš žinau jo liudymą apie mane esant tikrą. Jūs buvote pasiuntę pasiuntinius pas Joną ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigrebiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti. Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taip, mane pasiuntęs tėvas paliudijo apie mane, bet jūs niekad nesate girdėję jo balso, nei regėję jo veido, ir jo žodis jumyse nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra atsiuntęs. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote, kad juose rasi amžinąjį gyvenimą. Tie raštai tikrai liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savuoju vardu, tai jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri yra iš vieno Dievo, ateina, jūs neieškote. Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvui. Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate sudėję savo viltis. Jeigu jūs tikėtumėte Mozę, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais? Girdėjote Viešpaties žodį? Šlovė tau, Kristau. Labai panaši Evangelija, kai Jėzus liudija apie save. Ir nežinau, kas jums labiausiai pasirodė svarbu, bet prieš tai skaičiau Evangeliją. Ir man labai pasirodė svarbus vienas sakinys, kad ar mes turime savyje Dievo meilę, ar mes mylime žiūrėdami į kitą žmogų kaip į Dievo kūrinį. Ir kartais mūsų meilė, kai mes mylime patys iš savęs, jinai kartais pasigailė, ypač kai pavargstam. Tai iš tikrųjų Jėzus šiandien labai gražiai kalba apie Dievo meilę kitam. Jeigu aš į kitą žvelgiu kaip į Dievo kūrinį, mano meilė niekada nesibaigs. Jeigu aš stengiuosi mylėti taip, kaip Dievas myli tą žmogų, mano meilė nesibaigs. Kai aš viską darau pats iš savęs, esu silpnas, pavargstu, vieną dieną galiu nebegalėti. Ir kadangi šiandien dvasiniai vadovai važiuojam į dykumą, į tylą, prie Dievo širdies prisiglausti, tai vėlgi labai įstrigo toks gražus sakinys. Važiuojam atrasti amžinąjį gyvenimą. Kad tikrai turėtume, kad tikrai galėtume pabūti su juo, jame, ir kad mūsų gyvenimas liudytų, kad Jėzus yra gyvas, kad Dievas tikrai yra. Ir kartais tai būna nelengva. Tai labai sunki užduotis, ypatingai dvasiniams vadovams, tikybos mokytojams. Nes visas pasaulis šaukia, kad Dievo nėra, yra nuodėmė ir nuodėmė yra pirmoji vietoj, o mes kartais kalbam apie meilę. Ir kartais yra sunku liudyti šitą. Tai labai prašau visus melstis už mus, kad mes tikrai galėtume pabūti toje tyloje su Viešpačiu, kad galėtume padėti jums, pabūti ir su jumis kartu, ir liudyti, ir gyventi, ir džiaugtis, ir mylėti. Dabar kviečiu Dėkui Kristui. Ačiū Aurelijai, ačiū už skaitymą Evangelijos. Iš tikrųjų ir paskui turbūt aš pabandysiu pirmiausia perskaityti, ką sako žodis tarp mūsų, paskui įvardinsim mūsų iš tikrųjų norus. Jėzus žinojo, kad tėvas jį pasiuntė į pasaulį savo mirtimi ir prisikėlimu
žydams buvo sunku priimti Jėzų. Juk jie išpažino, kad Dievas yra vienas ir negali būti jokio kito. O Jėzus skelbėsi esantis Dievas. Jėzus nėra tėvas, bet jis yra viena su tėvu. Žinodamas, kas dedasi fariziejų mintyse, Jėzus pabrėžė, ne tik pats apie save liudijantis. Žydų įstatymas reikalavo, kad apie jį paliudytų 4 nepriklausomi liudininkai. Tad kas yra Jėzus? Liudijo žmogus, Jonas Krikštytojas. Jėzaus darbai, pats tėvas ir šventasis raštas. Nors liudininkų liudijimas skirtas žmonėms įtikinti, kas yra Jėzus ir patraukti žmonės prie jo, kai kurie vis tiek liko kurti liudijimą ir toliau priešinosi Jėzui. Ir mums daug kas liudija tiesą, kas yra Jėzus. Be Jono Krikštytojo yra išties liudytojų debesis. Tai kankiniai, išpažinėjai, šventieji, palaimintieji. Kiekvieno krikščionio gyvenimas turi būti gyvas Jėzaus liudijimas. Jo darbus ir toliau regime pasaulyje, bažnyčioje ir savo gyvenime. Jie keičia mūsų nuostatas, gydo sužeistus santykius ir veda pas Viešpatį, kad įgytume jo duodamą gyvenimą. Tačiau mūsų širdis dažnai nepriima liudijimų apie Jėzų. Dievas nesiruošia pateikti dar akivaizdesnių liudijimų, kas yra Jėzus. Juk argi ko nors trūksta kryžiaus liudijimui? Ar gali būti įtikinamesnis liudijimas, kas yra Jėzus, nei jo mirtis iš meilės ant kryžiaus? Tad ko reikia, kad mes įtikėtume? Nuolankumu? Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kitų priimate garbę, o tos garbės, kuri yra iš vieno Dievo, ateina? Jūs neieškote. Čia Jėzus pavadė. Viešpatie, trokštų būti nuolankus ir atviras tam, kad galėtų manyje apsigyventi Dievo meilė ir gyvenimas. Trokštų visų savo gyvenimą liudyti tiesą, kas yra Jėzus. Mano mintys ir širdis visada tik gimsta tik į tave, Viešpatie. Taigi ačiū, kad klausėte. Turbūt kiekviena diena mums duoda savo vis naujus pamąstymus ir naujus pagalvojimus. Iš tikrųjų, kaip ir sako Aurelija, šiandien dėkokime Viešpačiui, kad yra tokie dalykai, kad išvyksta mūsų dvasiniai vadovai, išvyksta galbūt į artimesnį pabuvimą su Viešpačiu. Bet šiandien turbūt ypatingai melskime to, kad grįžę mūsų dvasiniai vadovai, iš tikrųjų, ne tik patys savyje, aš tikiu ir man gerai, kad kuo daugiau evangelizuotų, sako mums visiems, kad kuo daugiau evangelizuotų mūsų mokiniams, kad yra Viešpats. Jeigu aš tuo tikėsiu, jeigu man tikrai kas nors tą pasakys, jeigu dabar pasakys tada, kada tai bus nuoširdu, tai iš tikrųjų čia bus pilni klaidų bei mokymų. Nes jie tada ir supras, kad kokia laimė iš tikrųjų kiekvieną rytą bent čia išgirsti Dievo žodį. Išgirsti Dievo žodį, jį turėti ir dar kitam perteikti. Ir tapti ramesniam, mylinčiam kitą, doresniam, atviresniam,
manau, tikrai daug nieko nereikia. Tik tai ne taip lengva, tai ne priekaišta. Bet prašyti Dievo malonės, kad tikrai mūsų širdyse tas virsmas vyktų. Kiekvienais metais mes turim galimybę rytais būti čia, galimybę turėti rekolekcijas, galimybę išvažiuoti į piligriminę kelionę. Tai jeigu Dievas duoda mums šitą galimybę, vadinasi, jis kelia mums ir aukštesnius reikalavimus. Ir jeigu mums tai duota, tai mes ne tik savo tą naudojame. Aišku, ir savo. Pirmiausia, savo gyvenimą, tai kitaip nebus. Taigi melskime Viešpatį mums visiems tos išminties, siunčiant šventąją dvasią į mūsų širdis, kad mes suvoktume ir suprastume savo misiją čia tarp visų. Sakant, prisimintume antrą Dievo įsakymą, mylėk savo artimą kaip pats save. Nes turbūt turėtume tą nepamiršti. Ir tai labai daug ką pasako. Tai prašykime Viešpaties šitų malonų. Ir džiaukimės tą mums dovaną ir ją pasistengime išnaudoti pagal Dievo norą. Tai mes melsimės iš tikrųjų kiekvieną rytą čia už jūs, išvažiuojančius, ir prašysime Viešpaties atverti jūsų širdis plačiau. Taip pat turėkite mintyje mūsų savo maldose. Melsimės mes taip pat šiandien už mūsų popiežių, prašant jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų viso pasaulio žmonės dvasiškai. Melsimės už tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės. Nežinau, koks kunigas bus su mumis. Kas bus? Kunigas Algirdas. Mes taip pat visi turbūt pažįstame kunigą Algirdą, kadangi daug kas važiuojam naujų metų sutikti. Kunigas Algirdas aukoja šventas mišias per naujus metus. Tai kunigas Algirdas ves rekolekcijas mūsų dvasiniam vadovui. Tai iš tikrųjų melsimės už kunigą Algirdą, tikrai per jo širdį, per jo rankas, kaip sako Viešpats, kunigam patikėjo savo kūną, savo kraują, per mano rankas. Kunigai turi vienintelį šitą galimybę įliesti. Ir geriau tegu nevyksta mišios, jeigu jie nedorai tą daro. Taip turbūt aš tą kalbu ne savo žodžiais. Tai melskimės, kad iš tikrųjų kunigas Algirdas perteiktų tikrai Viešpaties, kad tai darytų per jo rankas eitų tikrumas. Tada jūsų širdis eis atvirimas. Melskimės taip pat mes už mūsų prezidentę, melskimės už valstybės vadovus, už Seimo narius, už švietimo ir mokslo ministerijos vadovus, prašant jiems suteikti išminties, siunčiant šventąją dvasią į jų širdis, kad jie dirbtų mūsų šalies labui. Tai iš tikrųjų, manau, ir Dievo noras toks yra, nes nieko blogo čia nenori. Melskime tos santarvės, tos ramybės. Melskime už mūsų bendruomenį žmonės, visus mūsų mokinius, mūsų mokinių šeimas, mūsų pačių šeimas, už kolegijus, mūsų bendruomenį, už studentus, prašydami stiprybės, dvasinės stiprybės. Tada mes būsime visame kame stiprus, nes tas laikas yra be galo svarbus dabar ir atsakingas, kur mes galime daug ką nuveikti. Ir su savimi, ir su aplinka. Tai prašykime Viešpaties, kad mes jį čia turim ir kad mes galim jau to paprašyti. Melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės,
melskime už Birutę, melskime mes už Aurimą, melskime už Vincą, melskime už Albinutę, už Josiaus seseris, už vyskupą mūsų Reikšą. Prašykime ir visiems kitiem, jeigu kas savo mintyse nori įvardinti ir tikrai turime už ką ir matom, kad mes to norime. Prašykime viešpaties to malonių, kad viešpats suteiktų, kad stiprintų mus, kad stiprintų mūsų mintis, mūsų pasirinkimuose, mes galėtume įvertinti visas mums duotas Dievo galimybės. Melskime už išėjusius mūsų žmonės. Melskime mes už Valytę, melskime už Ritą, už Simoną, melskime už Darių, už Alfonsą Kazį, už Aušrą, už Liliją, už Ingridą, už Mariją, Ireną, Rimantą, Violetą, Sigitą. Savo mintyse mes visi turime netekčių. Prašykime. Mūsų sielos ir užtarimų mūsų reikaluose pas viešpatį. Aš meldžiuosi šiandien dar ir Raudonagius Joną, kuris iškeliavo iš gyvenimo būdamas 50 metų. Prašant jo sielai Marijos globos. Ar Jūratė nori? Vakar mirė kitos mūsų skyriaus darbuotojos mama Zofija. Tai norėčiau paprašyti. Tai melskime mes už Zofijos sielą, prašant Marijos globos Josios sielą. Na, arba visi intencijas jau susakė. Pabaigai už tą grafų sakom, kad mūsų šiandien dieną švenčiančius gimtadienį melskimės, nes ten tas ratas sukasi. Gal yra kas nors, kuris šiandien čia švenčia. Vienas neprisipažįsta iš mokinių, bet kas nors yra švenčiančių. Ne. Melskimės taip pat šiandien mūsų gyvūnų skyrius atstovauja turbūt Arenoje, ne Arenoje, o Saloje. Saloje su gyvūnais išstatys gyvūnus, mūsų šuneliai čia keliaus. Jūs 11 turbūt valandą. Kelina. 11. Jo, ir paskui rytoj tokiu laiku, ar ne, ir šeštadienį. Turbūt jie turi galimybę, tikrai pasižiūrėti, tikrai stengiasi žmonės, daro, statyta. Mažai tą, kad nečiau. Nemuno slėnyje jie bus. Mes kitą dalyvauja. Nemuno slėnyje taip pat atidaryta. Ir Nemuno slėnis, tai mes sakom, Nemuno slėnis tai yra Stulginskio universitete. Ir taip pat tikrai pasižiūrėkite internetinių puslapį, labai daug renginių. Na, šiandien yra ir bukletai ten patalpinti apie mūsų instituciją ir tiesiog visi kiti dalykai. Tai prašykime viešpaties globos, ne vizumo dirbantiems tuose stenduose, ne vizumo pristatantiems įvairius dalykus. Prašykime viešpaties palaimus ir gyvūnų priežiūros skyrių, kurie šiandien pagrindė atstovauja, su Pelenė ruošės turbūt, kuris kosmetika šeštadienį. Tai iš tikrųjų daug renginių. Ir šiandien Kėdainius išvažiavo irgi tokia kaip Litexpo būna, bet ten tokia Kėdainių Litexpo. Tiesiog dabar į rajonus važinėja. Tai tiem žmonėm, aišku, labai svarbus dalykai jaunimui, kad jie pasirinktų, kad jie atsirinktų. Šitiek daug iš visų pusių yra pasiūlų, ar ne? Bet kaip tam jaunam žmogui atsirinkti, kur jo širdis linksta. Tai tiesiog melskime viešpaties malonių, kad mūsų jaunimas, tas, kuris pasirinktų, nenusiviltų, o tie, kurie rinksis, tarkim mus, kad viešpats tikrai siųstų jų širdis. tą norą ateiti, ne tai, kad praleisti laiką, o kad tai būtų pagal jų norus. Taigi kviečiu dabar visus bendrai kalbėti.